kaip apskritai va, tas gamtos jausmas tave aplankė? Jis natūralus yra, man atrodo. Taip turi būti. Natūraliai. Bet tai net negalvoju. Natūralu. Savaime suprantama. Ne gamta, va čia jau problema, kur ne gamta. Kur asfaltas, blokai, plytelės, va čia jau. O kaip nuo vaikystės, kaip tas jausmas, ar jisai nuo pat pradžių buvo kažkaip tai? Nuo vaikystės, matyt, nuo prigimtinių. Visada noriu pas močiutę į kaimą. Visada mane veždavo į Vilnių, į miestą, o aš bėgdavau į kaimą. Ir čia jau nuo vaikystės, nuo senų laikų, nuo gimimo turbūt. Nes kol nenuveždavau pas močiutę, tol rėkdavau, mama pasakojo kūdikystę. Taip, taip. Gerai, o šiaip man labai įdomu, kaip tas toksai jau labai tamprus susigyvenimas su gamta, kaip ir apsigyvenimas gamtoje, atokio nuo kažkokių tai gyvenviečių, kaip tas viskas, kaip toks atsirado poreikis, iš kur jisai toks poreikis? Tai aš tau sakau, nuo gimimo jis yra. Nes pas močiutę ten kaime aš būdavau vienas vaikas, jau kai ne kūdikiai mane išveždavo palikdavo, bet kai jau buvau, kokių 4-5 metų. Aš viena būdavau, mane sode palikdavo, ten didžiulis sodas, pievos, upelis, mane vieną palikdavo ir aš ten visą dieną būdavau, man ten ištisas pasaulis. O nuo vaikystės tas buvo, tiesiog manyje, nemastant apie tai, taip yra. O tai kas tokį jaučiasi, skirtumą, gyvenant mieste, vis tiek teko gyventi mieste? Ir netiesa. Tai va, ir kaip, kodėl tas gyvenimas mieste toksai, Jisai netikras. Netikras. Čia yra tikra, gamta yra tai, kas tikra, tikra. Be veidmainystės, be dirbtinumo, jinai yra labai sunki. Kai šlapia, tai šlapia, kai šalta, tai šalta. O mieste yra radiatorius, yra daušas, yra ten takelis, plytelėm išklotas. O tai galiu, tai ką duoda gamta, kaip sakai, tikra, kai šalta, tai šalta. Tai yra tikra, kai šalta, tai šalta. Nėra veidmainystės, gudravimo, oi, čia aš prie radiatorius, aš čia prie dušo, kiek vandens turiu, o čia turi tiek, kiek turi. Kai šalta, tai ryte atsikeli ir žinai, kiek temperatūros laukia, nereikia žiūrėti į termometrą. Taip, taip. Tai va tas tikrumas žavi iš tikrųjų. Taip, tas net nežavi, tai taip ir turi būti, tai yra normalu. Nes nenormalu tai, kas dirbtinai sukurta. O tai vis tik man įdomu, tas toks žodis yra kaip civilizacija, taip? Vis tik miestai atsiranda, Miestai yra patogi priemonė valdyti. Visus sucentruoja ir labai gerai valdyti. Dabar sugaudyk čia visus laukuose, kuris čia ką veikia, kokį paršą augina, ežiukus gano. Prijungi prie vieno vamzdžio ir labai patogu valdyti, vamzdėt jungi ir visi. Viskas apokalipsė. O tai gerai, kaip tada, jeigu kalbant apie žmogų kaip tokį, jo stiprybę, žinai, ir panašiai, tai gamta tą stiprybę suteikia ir kaip. O kaip, pavyzdžiui, žmonės, atsitraukia nuo gamtos? Bijo jos, yra silpni. Silpni. Jie silpni ir jos bijo. Atvažiuoja greitai išpjaut medžius, užpilt, trinkelėm išklot, erkės tukas, musės, kas, uodai. Bijo, tiesiog baimė. Bijo gamtos? Taip. O tai kodėl jisai, pavyzdžiui, kaip? Jinai yra sunki, jinai nėra lengva, bet tai jinai rugdo ir augina ir atranka yra. Niekas nenori, kad mane atrinktų. Aš per silpnas, kas tau norės. Supratau. Juk anksčiau taip ir būdavo, labai daug vaikų gimdavo ir labai daug mirdavo. Atranka dideli būdavo. Pagal gamtos dėsnius, o dabar jau ne pagal gamtos dėsnius. Taip, taip. O gerai, dabar aš kiek žinau, dirbi su žmonėmis, tai tiksliau pagelbėjai žmonėms, žinai, viską. Tai galbūt pristatyk savo, kaip sakyti, tą kaip... Ne, aš neturiu tikslo tokio.
Mano nėra toks Taip, tikslas. tiesiog ateina Tiesiog žmonės. ateina, tiesiog, Taip. nes aš vaistažolę savo dėl savęs, dėl Dėl savo savęs vaikų, viską. o bet paskui ateina viens per kitą, viens per Gerai, kitą. ateina žmonės, nu, vis tiek tokie pasiklydę, ne? Pasiklydę. O tai jie kame pasiklydę? Civilizacija? Visokie yra pasiklydę. Civilizacija ar... Savyje pasiklydę, civilizacijoje pasiklydę. Labai matyti nuomonių formuotojų daug. Televizija, radijas, kaimynai, mokykla, tėvų, visokie stereotipai. Labai visi tave formuoja. Ištisai neleidžia tau būti savim. Ai, tai žmogus tiesiog kažkur tai pasineria, pasileidžia ir pasileidžia, geras žodis. Pasileidžia. Laidūnai visiškai. Nuo grandinės pasileidžia. Ir tada jau reikia, kad vėl susirinkti pagalbas. Nu tai kai dėlionė, iš gabaliukų sudėliot, kas aš esu, kur esi tu, kur va tėvų tau ten suformuota, mokyklos, valstybės, įstatymų, tu visą laiką formuojamas, be perto, kaip tas molis, lipdo, perlipdo, dalipdo, nulipdo, perlipdo, o kur esu aš? Tas prigimtinis tikrasis o tai aš. Įdomu, bet vis tik minėjo, kad gamtoje vyksta atranka. Jinai, nu, nėra tokia lengva, ne, gamtoje vis tiek tokia, nu, kaip ir vyksta tokie pokyčiai, kova, ten gamtoje vyksta. Ir irgi žmogui tada, nu, šiokių tokių iššūkių atsiranda. Ir toj civilizacija, kur visokie įtakojantis veiksnių irgi tenai yra, tai tarsi ir gamtoje būnant, gali prireikti žmogui pagalbos ir civilizacijų. Kaip čia tas yra? Tai va, matai, kad čia yra kažkodėl atotrukis, nėra jungties. Ta civilizacija šiaip nėra blogai, kad tu sukūrei vaistus ar skiepus nuo raupų, sakysim. Tai nėra blogai, bet kaip tu tą panaudoji? Visą laiką kaip panaudoji. Ar sukūrė elektrą, nu viskas valio, bet kaip tu tą panaudoji? Tada pradedi viską išpjauti, iškirst, statysim gigantiškas elektrinės, čia pumpuosim, išsemsimės pinigus. Išsiverčia blogai. Pats principas nėra blogas, teoriškai turėtų būti, bet praktikoje jis labai blogai gauna. Tai žodžiu, žmonės, galima sakyti, neišmintingai. Nu, jie kažkaip kraštutinumai. Nu, nėra darnoji, jeigu su gamta, tai galima puiku ir tą elektrą galima darnoji su gamta sugalvoti. Jeigu jis toks kūrybingas, sukuria baisiausias elektrinės, traukinius, mašinas, ten kiek reikalų mašiną padaryti. Tai čia yra reikalai, jeigu nuo pradžio žiūrėt, kol metalą išgauna, kol tą detalę, kol suprojektuoja, tai čia baisus dalykas. Tai jis gali belę ką sukurti, bet jis kažkodėl eina nedarniai. O greunančiai. Jisai, kaip sakyti, tarsi su gamta nedera tie veiksmai. Eina prieš, kad tik kitaip, tai aš tai vadinu, nu, paauglystė, kai ne prieš tėvus, žinai, paauglystė, atsiplėšt nuo Tai tėvų. gali grįžtant prie tų žmonių, kaip žmogui, nu vis tiek, žmogus gyvenimas yra kaip ir kelias, ne, ir kaip žmogui vis tik nepaklysti, Tai dabar tu paklausk morkos, kaip tu dabar tau nepaklysti? Jai net nekyla tokio klausimo. Būk morka, tiesiog tu pasėjo tavo sėklą ir tu išauksi morkai, nieko kitų tau nereikia galvoti. Tai žodžiu gaunasi, kad žmonės per daug blaškosi visur. Bet jie, aš nežinau, kodėl jie, ne, čia gal puikybė, noras būti kažkuo, kažką, manęs klausia, kokia mano misija. Nėra jokios misijos, būk savim, tavo misija būti, jeigu esi morka, būk, nu, va čia geriausia morka, ežiuku, būk, va čia geriausia ežiuku. Jau tave įdėta sėkla, tu niekas kitas negali būti. Nei žirafa, nei bananas, tu esi, kas esi, kad tuo būt, kuo esi. Kas pasėta. O tai kaip tada žmonės daseina kitų depresijų, tarkim, visokių, kaip sakyti, alkoholizmo, to pačiu, kažkaip tie, nu, kaip vis tiek žmogus skaitosi protinga būtybė, taip? Nu, šiaip pagal. Turėtų būti. Jis turi galimybę, gali būti gyvuliniam lygmenį, o gali būti aukštesniam, bet visi daugiau renkasi gyvulinį lygmenį, nes daug lengviau, paprasčiau. Varai ir varai, daugintis, valgyti, miegoti, viskas. Tai jisai turi būti galimybė pasirinkti, ne? Nu, ir jisai turi galimybę rinktis, bet jis nelabai nori rinktis. Tingus padaras. Tingus padaras
Ir kas tada atsitinka su to tingumu? Nu, tada masė problemų. Problemos. Problemų. Ir susikuria pats savo problemas, nes problemos šiaip nėra. Jeigu tiesiog esi, nėra problemos. Viskas jau sugalvota, tau nereikia nieko galvoti. Bet problema, kad tu kažko nori, kažko nenori, kažką, nu, kaip paauglystas. Nėra problemos, gyveni pas tėvus, šiltai, patogiai, visko yra, bet ne, tu tėvai, žinai, kaip paaugliai ant tėvų toj pradeda varyti. Tai čia paauglystė tokia. Galima sakyti, brandos stoka. Stoka brandos. Kodėl jos nėra, nežinau. Kodėl jos niekaip neprieina. O tai gerai, jeigu tai... Kaip tas žmogus tada, nu gerai, aš tai kažkaip, man toks vaizdas paklydimas, tai tarsi negaunasi. Aš nežinau, ar paklydimas, bet pasižiūrėk visais laikais. Nieko nesikeičia, kokius nori amžius, keitėsi. Tai karai, tai potviniai, tai klimatas keitėsi, žmogus nesikeitė. Tie įdos tos pačios liko nuo akmens amžiaus. Pavydai, gobšumai, agresija, piktumai, įdos tos pačios liko, jis nepasikeitė niekaip. Kiek karų buvo, konclagerių, visokių baisybių buvo ir nebaisybių, bet žmogus nepasikeitė. Bendrai paėmus taip toks vaizdas susidaro, taip atrodo. Nu taip, galima taip suprasti, aš manau, kad kažkaip tai... O vis tiek, kaip įsivaizduotum tokį optimalų variantą, žmogaus, kaip jisai, ką jis turėtų daryti? Nieko nedaryti. Nieko. Nieko, būti. Tiesiog būti. Tiesiog būti, sėdėti po uosiu ir viskas. Aš sakau, kokia misija, jokios misijos, atsisėst po uosiu ir sėdėk, bet nusibosta. Nu, kiek gali sėdėti po uosiu, nusibosta. Tada prasideda ką nors susigalvot, ką čia veikti. Tai puiku, tada prasideda kūryba. Tai kūryba yra gerai, bet kodėl ta kūryba išvirsta į agresiją, vartotojiškumą, kitų išnaudojimą, groboniškumą. O jinai galiausia kažkaip išvirsta. Kūryba puiku, nu nusibos sėdėti po uosiu. Tai gali kurt, nu ką tik išgalvosi, visko apščiai aplinkui. O tai gerai, vis tiek žmogus, jisai, nu kaip sakyti, galima sakyti, pas yra dieviškas pradas, ne? Taip, jis gali jį rinktis, ir gyvuliškas, ir dieviškas, gali rinktis. Ir kaip tada va ta žmogaus, nu tarkim, galia galim pavadinti, ne, nu galia kurti, galia tenai suvokti, va netgi, ne, žmogus gali dalykus. Ir aš kaip suprantu, kad tarsi ne kiekvienas žmogus to siekia kažkodėl tai. Bet iš esmės, jeigu pas žmogų yra dieviškas pradas, tai... Jis gali, tai tas pat ir Buda, ir Kristus sakė, kiekvienas gali būti Buda ir kiekvienas gali būti Kristum. Tik problema, kad nieks nenori. Kai man atėjo suvokimas, kas yra besąlyginė meilė, tai yra toks didelis gražus suvokimas, kad tu jį nori su visais dalinti, bet niekam to nereikia. Kas norės, tam bus irgi paduotas tas suvokimas, bet niekas nenori. O gerai, dabar apie tave kalbant, tai dabar gyveni gamtos apsuptyje, darnoje su gamta, tame pojūtyje ir gyvenai mieste, o tai kas tave taip, nu ne tik, kad priverti, bet tiesiog kas tave paskatino grįžti į gamtą, ar kažkokia... Tai aš visą laiką norėjau į tą gamtą, tik aš buvau vaikas priklausoma nuo tėvų, kurie nenorėjo, o kai tapau savarankiška, vis tiek ėjau į tą gamtą. Tai, bet man pavyzdžiui, labiausiai žavi tie dalykai, kad, pavyzdžiui, vis tiek tenka ir ilgiau toj gamtoj būti, nes galbūt ir kažkokių patogumų galbūt trūksta. Nežinau, matai, aš niekada negalvoju. Aš tiesiog eigoje. Jeigu yra problema, tai ieškai apėjimų, palengvinimų, prisitaikymų. Aš negalvoju, kad, oi, problema, čia nėra patogumų. Aš apie taip nemastau, aš kitaip mastau. Ką padaryti iš to, kas yra? Pavyzdžiui, aš tai žinau, kad tikrai pažįstu žmonių, kurie, pavyzdžiui, gyvena mieste ir jie, jeigu atvažiuoja į kažkokią kaimišką vietovę, kur patogumų, pavyzdžiui, be dušų, daug kas negali ilgai be dušų ištverti. Ir
kas čia yra, va tokio, ir jie galvoja, ar čia ta civilizacija juos taip pagadina, galima sakyti, ar jie tokie labai prisižiūrintis, ar kas čia tokio yra, kad žmogus be... Suformuota, aš manau, suformuota, nes aš pastebėjau, kai aš čia pradėjau gyventi, dar daugiau kaip prieš 20 metų, tai nieks apie erkės nekalbėdavo. Kad jos buvo, nu kaip ir visi kiti vabalai, sliekai, drugeliai. O dabar tiesiog reikia naikinti jos lygus, kažkas nuformuoja, uždeda akcentą ant erkių, be erkių yra visko. Bakterijų, infekcijų, virusų, ko tik nori toj gamtoje yra. Bet kažkas pradėjo formuoti, kad uždėkim akcentą ant erkių. Nu, tai reiškia, kažkoks tai dirbtinai atgrasimas. Taip, vėl formavimas, nes kažkam naudinga, kažkam tai verslas, biznis kažkoks tai. Nes pasirodo, dabar yra ir grupės, komanda, kurią pasamdai ir tau visą teritoriją išpurškia kažko, kad nebūtų erkių. Tai uždarbis. Valio, paskui kažkas sugalvos, kad sliekų nebūtų, ar ten dar kokio. Jo, tiesiog įdomu, kaip tas toksai atotrukis atsiranda, ne, bet žmogus tiesiog Priklausomybė, aš manau, suformuoja, iš pradžių kalbė, žinai, kaip tas kadras užslėptas filme. Po truputį vis parodai, kad va čia dušas, pavyzdžiui, dušas. Ir vėl reikta niegrui, ir vėl dušas. Ir vėl, kažkaip pateikimas. Juk pažiūrėk, televizoriuose visos gražios, visos jaunos, visi pateikta labai gražiai, labai realybėj taip nebūna. Nėra realybėj, bet formuoja taip subtiliai, po truputį, esi suformuotas, o paskui čia tas pats kaip alkoholis, rūkymas, priklausomybė atsiranda. Gerai, o dabar grįžtam prie to žmogaus pusiausvyros tokio derinimo, paklydimo, kaip sakiau, pas tave, žinai, kreipiasi žmonės ten, kad kažkaip atvestų į tą savęs, susivokimą. Tai reiškia, žmonės civilizacijoje pasiklysta, jie kažkaip tai pameta save, nebūdami to. Tai gali pamest bet kur save, ir gamta gali pamest. Ir gamta gali. Visur gali pasimest ir tave suvalgys liūtas, jeigu žioplenėsi. Tai va, tai ta grėsmė, kaip sakyti, tūna visur. Taip, visur. Aš nesakau, kad vaistai blogai, aš nevartoju vaistų, bet aš nesakau, kad blogai. Sakau, tie kūryba yra gera, tik kaip ją panaudoja. Žmogaus sukurti dalykai yra geri iš principo, bet kaip jos panaudoja agresyviai. Kuo toliau nuo gamtos, tol tie principai, gamtos dėsniai išsiderina ir smegenys tau susisuka, nes tu vis tiek esi gamtos vaikas, žemės šios vaikas. Kitaip negali būti, tik taip. Tu nori, nenori, tu ten priešinkis. Ir jeigu prieštarauji tam, kas, dėsniam, kurie nejudinami, nuvažiuoja stogas ir viskas. Tai va, tai kaip tada, pavyzdžiui, žmogui susivokti, kad jis nepakliūtų į tas sunkias, žinai, situacijas, nes vis tiek, kaip sakyti, žmogus savo elgesiu dažniausiai patenka į tuos sunkias aplinkybės, nes kažką daro dar ir tokia kaip pasiekmė gaunas, kad jis, tarkim... Taip, negali visko numatyti. Jo, bet dažniausiai jis daro, aš sakyčiau, netgi galbūt savo, kad toks apsileidimas dalinai, kažkoks paklydimas, kažkur nuklydimas. Tai čia gal išminties stoka tiesiog? Gal sąmoningumu. Sąmoningai daroma nesąmoningai, nes taip yra lengviau, kaip vaikas. Žinai, tėvai pasakė ir darau. Aš tai, kai žiūriu žmonės, aš visada sakau, kada jie užaugs. Amžina paauglystė. Darimas nesąmoningai. Tėvai pasakė ir darau. Negalvoju. Varau ir varau. Ten kaimynai, draugų kompanija taip daro ir aš darysiu. Ir darau. Nesąmoningumas. Tai gerai, valstybė taip liepia, įstatymai liepia ir darau. O tai kur savo galvo? Tai aš galvoju, ar tikrai kiekvienas žmogus pajėgus pats į savęs taip... Teoriškai pajėgus. Sąmoningai. Tai jis teoriškai pajėgus, tik tai ir yra tas noras. Bet jeigu aš galvoju, jeigu jis žinotų, kad taip besieldamas jisai pateks į bėdą,
Teoriškai jisai tą dalyką ir jisai žino, nes pavyzdžių tai aplinkų nemažai yra, kad patenka į... Bet yra dar puikybė, o man taip nebus. O mano vaikai bus tobuli, o mano tėvai ypatingi, o aš esu nepakartojamas, vienintelis ir man niekada nebus to. Na, man piešiasi paveikslas vis tiek toksai, kad žmogui labai tas gyvenimas toksai kompleksiškas yra, kad ir gamtoje, ar ten mieste kokiam, ir jiem tada atrasti tą pusiausvyrą tarp tų visų dalykų. Nu, čia toks Čia pasirinkimas vertybių. Vertybių tiesiog. Vertybių, jeigu tu nori dušą, tai ir tu suksisi aplink tą dušą. Tau gerai dirbti dėl dušo, mokėti mokesčius dėl dušo, tau patinka suktis aplink dušą. Valiu, tau pasirinkimas, bet atitinkamos bus pasiekmės, atitinkamai viskas ir dėsniai visokie iš paskos seks. Tu gali kažką ir kitą rinktis, juk matai, kad čia kažkaip jau nusibodo, rinkis ką kitką. Nu, o tai pasaulyje, pavyzdžiui, religijos atsirado, tai matyti irgi dėl to. Dėl valdymo, religija tai grinai valdymo priemonė. Bet aš galvoju, tos pasaulėžiūros bendros, kažkokios iš centro ten ir panašiai, tai matyti dėl to, kad dalį žmonių Jie labai lengvai valdomi, žmonės labai lengvai valdomi. Minė, ir pavienį žmogų visokių yra, bet minė labai nesunku valdyti, labai lengvi algoritmai. Ir kažkas pagalvoja, o kodėl ne? Davai, pasinaudojam tuo. Nu jo, tik tai, vat, kaip aš, man vis tiek labai įdomu, kaip žmogui grįžti į tą savo galę, galima sakyti, nes čia vat... Tai jeigu jis norės ir grįž. Bet kiekvienas, kuris norės ir sugrįž. Jeigu tik tai tu nori ir grįž. Taip, nori. Matai, kai iškeli klausimą arba iškeli norą, tai jau tu apie tai galvoji, jau tu į tai eini kaip ir. Tas pats kaip su gydymus, jeigu jau tu eini vaistažolių pasirinkti, tai jau tu kaip ir gydaisi. Jau vien tas, kad... Jau ėjimas, jau tu jau kryptį tą nurodai. Va jeigu tu tą norą turi ir viskas, ir jau vyksta. Bet tai, kad tokių turinčių nelabai daug. Nu jo, tai čia šiaip įdomu, kodėl, pavyzdžiui, vaistažolių, pavyzdžiui, rinkimas toks, nu jau gal po truputį atsigauna, bet buvo gana užmirštas kažkur. Ir užmirštas ir labai nečiais laikais. 21 amžius nečiais laikais labai keistai reaguoja žmonės. Jau jeigu tu renki vaistažolės, tai yra kažkas tai. Ragana kažkokia. Nors pilna knygų apie vaistažolės, pilni internetai, kur nori, pilnos pievos, tų augalų. Bet jeigu tu žinai pavadinimus, tai ant tiek žmogus atitolęs. Jam kažkas tokio nepaprasto. Jeigu žinai, žolė da žolė, bet jeigu tu žinai pavadinimą ir jeigu žinai, ką jinai daro, tai labai keistai žmonėm atrodo. Jiem atrodo, čia kažkas, mistika neįmanoma. Tai ant tiek atitoliai. Bet tai, kas savaime nuvažiuolė tau duodama po kojom. Bet aš tai ne pirmą kartą girdžiu, kad žmogus nors ir gyvena kaime, nu, būna tokių, bet jie kažkaip tai su gamta, nors būdami tarsi gyvenami šalia gamtos, tačiau... Ten gimė, ten auga, jie, aš ne kaimietis, tu va matysi, jie ginasi, ne. Jie kažkodėl nėra darnoje, tai va darnoje būt, nereiškia, kad tu čia gimė ir būsi darnoje, jie priešinasi visom keturiom, kad čia nebūti. Supratau. Aha, tai reiškia, kad... Žmonės nori to, ko neturi, tai aš irgi pastebėjau. Kas turi tiesius plaukus, nori garbanotų, kas turi garbanotus, nori tiesių. Kas juododis, nori būti baltodis. Dabar pamodeliuoti, nu, gal visuomenę ar tą tikrovę, kai žmonės, nu, tarkim, nu, jeigu pradeda ten pasiklysti, tai va greitai randa ten bendruomenė, nu, kažkaip tai randa tą būdą, kad žmogus nenukristų ir visi augtų, tobulėtų. Aš tarp kitko girdėjau, kad pas musulmonus berods yra kažkas panašaus, kad jeigu kažkuris bendruomenės narys jau biškai pradeda nykti į kažkokį tai, ar tai depresiją, kažkokį patirti ten, jie greitai vienas kitą
palaiko, ten pakilėja, nu, kad nenugrimstų tas žmogus. Tai vat, ar galima, pavyzdžiui, nu, kad ir Lietuvoje vat, kažkaip tai, kad ta visuomenė įgautų geresnę kokybę, žinai, bendrai. Nežinau, man atrodo sunkus atvejis. Kažkaip, kai tu sakai, va žmonės, tai kaip ir gydytojai, jie gydo visus žmonės pagal vieną algoritmą. Nu, neišeina taip. Kiekvieną, pavyzdžiui, kai pas mane ateina asmeniškai, tada aš jau galiu kažką daryti. Bet jeigu ateis 20 žmonių, 50 žmonių, aš nieko negaliu padaryti. Keistas dalykas, kai žmogus po vieną, jis yra visai atskira planeta. Bet kai jis ateina būriu, minė, jis yra vėl kitas gyvūnas. Absoliučiai. Ja, sociališkai. Nu, jis yra visai kitoks. Ir aš neįsivaizduoju, kaip tą minę, ją gali valdyti. Aišku, galiu pakeisti, nu, tai ir keičiasi, tai va žiūrėk, ir atsiranda tokios mados, žinai, kaip duona išsikepta arba vaistažolė, yra tos mados, ateina arba lininis rūbas, kad yra geriau negu sintetinis, žinai, tai tas po truputį ateina ta mada, ta masinė, bet man lengviau po vieną žmogų veikti individualiai, nes kiekvienas labai savaip suvokia, labai kitaip, labai... O ta minios veikimas tai vėl tada nesąmoningas vyksta, tiesiog bandos. Eina banda ir eina, kur piemuo veda. Gerai, jeigu geras piemuo. Nu taip, nu tai tuo pačiu ir kažkiek tai paprasčiau tam žmogui, tada jisai Tas, kuris, pasiduoda. Tai aš visada ir klausiu, tai kuo tu nori būti, ar piemenio, ar avele. Gali būti ir tuo, ir tuo. Jeigu tau tinka avelės variantas, valio. Bet tada turi žinoti, su kokiu piemeniai. Nes jeigu nori būti avelė, tai tų piemenų tu atsiras visokių, kaip tave išsunkti, išnaudoti, savaip nukreipti, sumanipuliuoti. Yra taip, tie dalykai. Nu tai vis tik dabar taip, vat, bendraujant, kalbant, taip sudėtingai, man atrodo, tas žmogaus kelias į pusiausvyrą, į savo galią. Nieko sudėtinga, nereikia nieko daryti. Nieko nereikia daryti, bet kaip tą... Nieko nedaryti. Suvokti tą, kad nieko nedaryti. Reikia tą daryti, kad nieko nedaryti. Nu, čia... Būti, tiesiog aš esu, tiesiog būti. Išmintis, Buda būti jo, čia tas Budos būsena tokia gaunasi jo. Nu, Buda... Ne, tai ir Kristus, man rodo, sakė, aš esu, kas esu. O ne kažkoks tenai kažkas, kažkieno pagal kunigus ar pagal tėvus. Aš esu, kas esu, jis irgi va tą teiginį teigia. Taip, taip. Būti savim, tas, kas esu. O čia yra dalykas. Esu, kas esu. Tai reiškia, tas vien buvimo faktas yra jau yra pasiekimas iš esmės žmogui. Taip, tiesiog būti savim, kas esu, tai yra dalykas. Tai va turbūt ir reikėtų kiekvienam tą susimastyti, ne, apie tą buvimą tiesiog, pajausti tą, ne, tokį va. Ir visi labai bijo būti su savim, labai baisu. Tada tu eina ieškoti kur kokių grupuočių, prie ko čia prisiglaust, kad nereiktų būti su savim. Tiesiog bėgimas nuo savęs gaunasi. Nenoriu aš būti su savim, nenoriu žinot, kas aš esu, aš to prie ko nors prisiglaus. Kokios kompanijos ir būsiu, kas jie yra. Ir viskas, ne žmogaus, yra tik minė pasidarė. Arba grupuoti. Ištirpsta tame, nu. Tai pirmas žingsnis būtų sugebėti būti su savimi. Kas aš esu, išsiaiškinti pirmą, kas aš esu. Tai toksai gal netgi, sakyčiau, gijimo, ne? Kažkoks tai procesas jau. Tai galbūt, kiekvienam atskirai, kitam galbūt ir gijimo procesas. Taip, gali būti. Na gerai, tai įsiaiškina žmogus, kas jis, įsiaiškina, bent jau pajaučia save kažkaip išdrįsta, ne save pajausti. Reikia išdrįsti. Nes ten visko gali surasti, visko priformuota, prikrauta. Ir kas po to tada? Ir viskas, tiesiog būni. Kokios problemos. Tiesiog būni, tiesiog eigoje. Aš tai nematau problemos, kažkaip visi labai sureikšmina. Pastebėjau, jeigu kažko susirga, tai visas pasaulis turi žinot, kaip aš sergau, arba vaikas numiršta, kaip mirė. Tai
Aš nesuprantu, nu gyveni ir gyveni, nu mirė, nu susirgau, nu numiriau, numiriau, nu tiesiog eigoje, nu vyksta kaip vyksta. Kažką darai, jeigu gali padaryti, kažką pasilengvini, supaprastini, jeigu neįmanoma, tai ieškai kitų aplinkių. Tiesiog natūraliai, kodėl tai paverčiama apokalipsė sureikšminama, Gerai, o tai kaip tada, nu, vis tiek įdomu, kad atrodo toks paprastas dalykas būti tiesiog su savimi. Iš esmės aš pagalvojau, dalis sportų, tų veiklų leidžia būti su savimi. Nu, pavyzdžiui, kažkoks tai būriavimas, ne ten, kur žmonės burlentėm ar ką, jie tiesiog leidžia laiką toj stichijoje. Ir jam tiesiog tarsi šiek tiek gilinėjasi su gamta, tarkim, vėjo, viską, tačiau to pačiu būna su savimi arba kažkur tai keliauja, ne, pavyzdžiui, į kalnus išeina. Dalinai su savimi. Dalinai, nesakysim, kokios ten burlentės, jos vis tiek iššaukia tau tam tikrų reikia sugebėjimų, tam tikrų lankstumų, koordinacijos. Nu, tik dalinai su savimi būna, tam tikra dalis tavęs. Dalinai sakau, kodėl... Tik dalis tavęs, o dar daug visko yra, ne tik tai. Na, taip, dar ir daugiau yra dalykų. Tai va, nu gerai. Tai koks tada bendras, pavyzdžiui, būtų, nu, patarimas, tarkim, žmonėm, ką... Nu, koks klausimas bus, konkretus klausimas bus atsakymas. Na vis tiek žmonės bendrai nori gerai jaustis. Tai Kas tas yra gerai? Nu, kad ir laimė būtų jausmas. O kas yra laimė? Kad nebūtų kažkokio nerimo, žinai, visko. Kad nebūtų nerimo, kad žmogus tiesiog, nu kaip gerai, per televizoriaus... Kur tu matai nerimą, kuris skraido, mėtosi, kuris yra, jo nėra. Per televizoriaus sėdint irgi galima gerai pasijausti, tačiau tokia yra, akimirkos yra dalykas. Ne, tai normalu, kartais smagu pasijaukti, kartais reikia pavergti truputį. Tai viskas normalu, žmogiška. To nereikia neigti, jeigu normas ribosi. O išlaikyti tą visą, nu kaip sakyti, išlaikyti į tą būseną tokią, vat, geros savijautos. Nu, geros savijautos suprantu tokį lengvumą vidinį, kai nėra kažkokio tai pašalinių, ne per daug minčių, tiesiog, vat, eini tą gyvenimą tik. Būni tiesiog, būni, nu, va, su savim, savyje tiesiog ir būni. Nu, taip, tiesiog įdomu, kaip vat, žmogui susivokti dėl to paties buvimo, kaip jam... Nu, jeigu jis norės suvokti, kaip mes kalbėjom, jeigu norės suvokti, jam bus duota, nes kiekvienam asmeniškai priėjimas. Nėra bendro algoritmo visiems. Yra kiekvienam asmeniškai priėjimas, kad tu suvoktum, tau bus patikta. Kitam gal reikia, kad jis suvoktų perėt konclagerį, o kitam gal reikia kojas nupjauti, o kitam reikia gal, kad visi jo vaikai mirtų. Kaip kam, koks priėjimas yra labai atskiras. Kitam būtinai reikia nueiti į Tibetą, o kitam būtinai reikia iš Kaščulnį, kad jam ateitų suvokimas. Tai čia kiekvienam asmeniškai. Tai žodžiu, vis tiek žmogaus yra kelias, nu jeigu kalbant apie žmogaus kelią kažkokį, jo žinai prigimti kažkokią tai žmogišką, tai jo yra kelias susivokti apie save, apie savo... Tai aš manau, kad darbas su savim, aš vis dėlto manau, kad yra darbas su savim. Pirmas. Ir kai tu savy viskas ten aišku, lentyną sudėliota, ir tu žinai, kas aš esu, visa kita. Nu, čia tik tai, nu, kas, filmas. Puošmenos, va, gėlynai, žalynai, debesys, čia tik puošmenos. O pagrindiniai dalykai viduje yra vis. Aš manau taip, nes labai keičiasi, kai keičiasi tavo požiūris, tai kažkokiu stebuklingu būdu pasikeičia ir aplinka, nors nieks nesikeičia. Žemė taip pat sukasi ir saulė, ir metų laikai, bet tu tik savy pasikeiti požiūrį ir atrodo, kad visas pasaulis kitaip. Ir aplinka tada atliepia. Atitinkamai kitaip tau. Ką tu spinduliuoji, atitinkamai tau kaip aidas atsiliepia. Tai jeigu tau vis blogai, vis negerai, vis nepusiausvyrų, tai kažkas tu ne tą spinduliuoji.
Nu gerai, dabar dėl tos pusiausvyros, o kaip ta pusiausvyra yra, kaip sakyti, tarp skirtingų dalykų, nes vis tiek dažnai žmogus balansuoja tarp skirtingų dalykų, tarp, tarkim, gamtos ir ten civilizacijos tenai, skaitmeninio pasaulio ir to gamtinio pasaulio, tarp, nu, daug tokių yra dalykų, kur subalansuoti žmogaus gyvenime yra svarbu, tarp poilsio ar darbo, ten tarkim, nu, tokie va susibalansavimo ir tarkim, tarp proto ir emocijų irgi va toks labai, nu, kaip sakyti, būna irgi tokių priešpriešų subalansuoti svarbu. Ir va aš manau, vidinė ramybė vis tiek jinai kaip išsibalansuoja, ne žmogus, kaip iš kur, pavyzdžiui, atsiranda tas nerimas apskritai pas žmogų. Visai gali būti, žiūrint, kam tave, sakai, kas tave valdo, ar tu leidėsi valdomas, ar proto, ar emocijų, ar hormonų kokių, ar baltymų tavie esančių. Jeigu tu leidėsi valdomas, jų ne pats nesuvoki, kas tave vyksta, nu tai tave valdo, tas pats kaip išoriniai nuomonių formuotojai. Tai ir vidiniai yra, juk yra žmogaus visokie hormonai, mintys, jausmai, emocijos, tai jeigu tu leidi, kad jos tave valdytų, tai jos tave nuneš nežinia kur. Tu turi valdyti situaciją ir tave turi jinai valdyti. Pasirinkimas. Tai gali valdyti ir išoriniai veiksniai, ir vidiniai veiksniai. Gali valdyti, jeigu tu leidėsi valdomas. Nesąmoningai, jeigu pasileiskit dabar jau kas bus, kai bus, tai aš nežinau, kur tai nuneš gabalai. Tai tikriausiai visų pirma yra atsiriboti nuo išorinių veiksnių, kurie, nu... Tai taip, juk darydavo tie didieji išminčiai, išeidavo į urvus, į valas, kuri vienutė išeidavo. Tai kodėl jie išeidavo, kad susitvarkyti su savimi, išsiaiškyti, kas aš esu. O jau kai susitvarkai, kai aš esu, tada jau gali eiti ir žmonės, tavęs, nu, neveikia, tu situaciją valdai. Tai labai priėmė įdomus išvados, kad jo, tai yra išoriniai veiksniai, vidiniai veiksniai ir tas išėjimas į odą tada įgauna tokią kaip ir prasmę vis tik. Tai prasme, atsikratyti visko, -0, atsikratyk visko iki -0 ir tada matysi, ko iš tikro tau reikia, kas tu iš tikro esi. Taip, ir tada... Nes kai yra visko krūvos, tada žinai, kaip vaikui prikrau krūvą žaislų, jis verkia. Jau kai duodi vieną medinį šaukštelį, o čia žaislas, čia visas pasaulis, čia įdomu. Tai čia turi atsiriboti nuo visko, -0 ir tada žiūrėti nuo pradžių, ko tau iš tikro reikia. Kas tu iš tikro esi. Tai va, čia mes priėmėm labai gražius išvados, galima sakyti. Apibendrinimo galima sakyti, taip. Grįžti į savo ištakas per atsiribojimą tokį. Kažkuria prasme. Nu ką, iš esmės Buda tą ir darė. Taip ir dar, bet tai ir pas Kristų irgi buvo išėjimas į tą dykumą. Taip. Atsitraukimas nuo visko ir iš savęs susidėliojimas, kas esu aš. Kad neveiktų išoriniai veiksniai ir vidiniai veiksniai neveiktų. Jie veiks, bet tavo reakcija bus kitokia. Bet kokiu atveju viskas liks tai tas pats aplinka ir vidus, bet tu kitaip reaguosi. Jo, aš irgi tą dabar kažkaip man atrodo, kad labai svarbu, kaip atlieka, kaip reaguoja, ne? Taip, kaip reaguoja, taip, nu kokią bangą siunti toks aidas ateina. Taip, va, teisingai. O ką gražiai pakalbėjom, aš kaip jaučiasi. Svarbu, smagu, svarbu, įdomu, gerai. Tai gal ties to ir baigiam? Gerai. Tai dėkui už pokalbį.